Jeigu tu sportuoji ir nematai rezultato, tada kviečiu praleisti dieną su manim, kur aptarsiu pagrindinės klaidas, kurias dariau ir aš, ir kurios tikrai padės tau pagaliau pasiekti rezultatų, kuomet sportuoji ir sunkiai dirbi sporto salėje. Viena iš tikrai esminių klaidų, kodėl vėlgi nepasiekam rezultato, tai yra nesekam savo progreso. Vadinasi, nesisveriam, nesimatuojam apimčių, nesifotografuojam ir tiesiog visą laiką sprendžiam apie savo rezultatą iš to, kaip jaučiamės. Ir aišku, labai svarbu yra įsivertinti ir kaip mes jaučiamės, kaip kyla svoriai galbūt sporto salėje, energija bendrai, atsistatymas, miegas ir taip toliau. Bet jeigu mes nesekam progreso ir vizualiai, nesifotografuojam, arba, kaip ir sakiau, nesisveriam, labai sunku yra įsivertinti. Tai va, būtent todėl aš ir pati, kai ypač dabar auginu raumenukus, sveriuosi iš esmės praktiškai kiekvieną dieną, vien tam, kad matyčiau savaitės vidurkį, galima svertis ir kartą į savaitę, jeigu tas labai triggerina šiek tiek mintis, nes žinau, kad dažniausiai merginom būna taip, kad kaip man lygiai tas pats būdavo, kai pasisveri ir jeigu matai didėjantį skaičių, pradedi panikuoti. O pavyzdžiui, šį rytą pavyzdys, užlipau ant svarstyklių, nuo vakar 2 kilogramai viršaus, nežinau iš kur, maisto stipriai nedidinau, vakar buvo mini užkrovos diena, bet tikrai nieko ypatingo. Aišku, atsikėliau netgi ekstra alkana ir ekstra anksti, o svoris padidėjęs, aišku, vakarienė buvo ganėtinai vėlyva. Vėlgi, labai daug indikatorių, kurie gali lemti tuos svorio pokyčius, ir jeigu būčiau anksčiau, man būtų tas nutikę anksčiau, aš būčiau pradėjus panikuoti, iš karto mažinti kalorijas, kas vėlgi nepadeda auginti raumenukų. Jeigu dabar turiu planą auginti raumenis, vadinasi, turiu valgyti nuosekliai, nepanikuoti. Aišku, jeigu svoris auga kas savaitę labai stipriai ir jaučiamės tikrai prastai, tada aišku, kad kaloražas greičiausiai yra per didelis ir reikėtų susimažinti. Bet jeigu viskas yra daroma protingai ir tas svoris truputėlį pasviruoja ten 2 kg į viršų ar žemyn, nieko labai ypatingo, svarbiausia, kad ilgalaikį perspektyvai viskas judėtų jums norima linkme. Tai jeigu metam svorį, galbūt svoris mažėtų arba išliktų panašus, bet kūno kompozicija keistusi. Ir jeigu auginam raumenukus, tai tas svoris vis tiek truputėlį turi didėti per tam tikrą laiką, kas, kaip ir sakiau, neturi staigiai įsišokti į viršų, bet jeigu jisai, ypač mums merginom, kai hormonai keičiasi priklausomai nuo mėnesio dienos, tai čia tikrai viskas yra normalu ir nereikėtų panikuoti. Taip kad va, draugauju su svarstyklėm, viskas su jomis yra gerai. Jeigu, kaip ir sakau, labai triggerina, galbūt ten reikėtų nesisverti, tiesiog matuotis apimtis ir žiūrėti, kaip keičiasi vaizdas. Tai va, tai ką aš darau, aš bent jau kas savaitę nusifotografuoju, pasidarau nuotraukas, nusifilmuoju, prasipozuoju, kadangi vis dėlto esu sportininkė ir dalyvauju varžybose, bet kaip ir sakiau, tikrai ten pozuoti ir kažko ekstra daryti nereikia, tiesiog paprastos nuotraukos, kaip aš dirbu su klientam, tiesiog iš visų pusių, kad matyti, kaip keičiasi tas rezultatas ir įsivertinti ir nedaryti skubotų sprendimų, kuomet tas liečia treniruotes ar maisto keitimą ar kažkas tokio. Jeigu jaučiatės gerai, svoris neturėtų įtakoti jūsų sprendimų, kas liečia planus ar kaloražą ar mitybą aplamai. Žiauriai skubu į sporto salę, nes dabar yra jau 5, aš atsikėliau 4. Ir kadangi mano pirma treniruotė, kurią vedu, yra 9, sekanti 10, nusprendžiau, kad noriu atsikelt prieš tai ir gerai pastatyti kojas, tai dar turėsiu spėti nubėti iki sporto salės, padaryti gerą kojų trefkę. Nežinau, kaip pavyks ar nepavyks sufilmuoti, tada grįžt čia, greitai pavalgyt. Čia esu jau pasiruošus savo grinčio torto ingredientus, jas reikės tik tai sumalt ir iškepti, aišku, ir pertept. Tai tas pakankamai greitai gaunat iš tikrųjų, kokį 10 minučių. Ir viskas. Ir dabar, žodžiu, geriu šitą kakavą. Nutrition, kodas Laura, kaip visą laiką. Ir tada, jo, lėkiu, nes, sakau, aš kai bandau filmuoti ir dar kalbėti ir atrodo, kad visko man per daug mano blondinės smegenim. Tai, žodžiu, tiek žinių, tikriausiai susitiksim sporto salėje. Iš tikrųjų yra labai keista. Tai paprastai, kai einu į sporto salę, kad ir 6 ryto, mašinų, žmonių, visko daug. 5 ryto, o dabar viena kita važiuoja. Jis realiai gali ateiti per raudoną. Nes visiškai tuščias gatvės. Kažkas ten sportuoja jau, aš greičiau. Būtent, prieš einant rūbų nereikia įsitikinti, kad nieko nėra. Ir kad saugu kalbėti.
Tai jau žodžiu, reikia greit persirinkti. Ir Bamtevič. Irgi, kaip žinot, Rondrišin Kotislava. Dabar kažkas yra. Tai kaip ir sakiau, mano filmavimas buvo sugadintas, nes labai nemėgstu viešose vietose reikšti minčių. Filmuoti jo, viskas okei, ten treniruotės, behind the scenes, bet kai reikia kalbėti savo kvailas mintis dėliot, kurios ir taip yra išskirtinai neprotingos, nežinau net kaip išreikšti, tai kažkaip gal truputį susinepatogia. Tai, žodžiu, cheers, išgeriam prie workouto. Dar viskas man teka, bėga, aš tik realiai jaučiuosi atsikėlęs esu užtinus. Bet yra kitas pliusas. Muzikos nėra kol kas, nes dar per anksti. Jam atrodo leidžia nuo, nežinau, 6 ar 7. Tai kadangi dar tiek nėra, tai reikia viską išgerti. O, geras, iš tikrųjų aš susiderinu su apranga. Raudona, mėlyna. Raudona, mėlyna. O žinot, ką tai reiškia? Jeigu prie workoutas dera prie jūsų aprangos, treniruotė bus labai gera. Ir aš dažniausiai tą darau su kojų kažkodėl. Su viršum kažkaip nesusiderinu, gal dėl to man viršus ir neauga? Good point, Lara, good point. Vis dėlto netokia ir blondinė kartais. Aš nežinau, ką aš kalbu. Jeigu dabar kalbėsiu tyliai, tai žinokit tik todėl, nes sporto salė yra žmonių, čia visiškai tyla ir viskas labai girdisi. Bet, ką norėjau pasakyti, taigi viena iš pagrindinių klaidų, kodėl jūs sportuojat sunkiai, bet nepasiekit rezultatų, yra ta, kad nedidinat svorio. Ir jeigu kiekvieną kartą atėjus sekat tą pačią sporto programą, tuos pačius pratimus, tuos pačius svorius ir stebitės, kodėl rezultatų nėra ir progreso nėra, nesistebėkit. Nes esminis dalykas yra per laiką, kuomet jau sportuojat kuris laikas, nesakau, kad kiekvieną treniruotę tie svoriai turi būti didėti, tai visiškai nerealistiška, turi didėti, bet tikrai nebijokit pakelt svorį, net jeigu, tarkim, susiplanavot padaryti 10-12 pakartojimų, pasididinot svorį ir padarėt kokius 8, tai vis tiek yra šioks toks progresas, vis tiek yra darbas ant jėgos ir per laiką stiprėsit, raumenukai augs, progresas vyks ir, aišku, matysit daug geresnį rezultatą, negu tiesiog alinant savęs sunkia video, žodžiu. Bet ką norėjau tiesiog pabrėžti greitai ir trumpai, kad esminė klaida, kodėl nematot rezultatų, yra tiesiog nedidinat svorių, nepaspaudžiat savęs pakankamai sporto salėj ir raumenis ar progresas ar riebalai patys be darbo neištirps, taip sakant, arba raumenis neužaugs. Tai būtent dėl to ir sakau, kad reikia labai stengtis, kada tik tai gali, kada tik tai jaučiatės geriau, stipriau, nebijot pasididinti svorį, blogiausia, kas gali nutikti, tiesiog jūs reikės vėl susimažinti ir kitą treniruotę bandyti vėl. Tai tiesiog trumpai, o dabar grįžtu prie savo sporto, nes jau per ilgai sėdžiu ir rašinėjau. Taip pat šiek tiek paaiškinsiu, kokiu principu dažniausiai aš sportuoju. Tai aišku, šiek tiek kinta, bet paprastai mėgstu pradėti nuo bazinių pratimų, kurie yra sunkesni. Taip pat, ką labai mėgstu daryti, tai ir pačių mosus į šalis irgi paprastai palieku pačiai pradžiai, vien todėl, nes šitas pratimas man aktyvuoja pečius bene geriausiai. Ir aišku, visi tie spaudimai ir panašiai, vis tiek, jeigu sunkesnius svorius kilnoju, tai tikrai stengiuosi, kad tai būtų atlikta pačioj pradžiai. Aišku, apšilus, vien todėl, nes tada tikrai turiu daugiausiai jėgų ir galiu iš savęs išspausti daugiausiai, nes jeigu visus spaudimus pagrindinius daryčiau gale, tai tiesiog progresuoti būtų labai sudėtinga. Ir lygiai tą patį darau su visokiais supersetais, dažniausiai supersetus irgi pasilieku pabaigai, kuomet naudoju tiesiog šiek tiek lengvesnius svorius, vis tiek intensyvumą palaikau, bet jau visiškai nebe tas intensyvumas, kuris būna pradžioj. Iš tikrųjų pasportuoti, labai greitai išlėkiau, nespėjau nieko nei ten kardio kažkiek daug damušti, šiek tiek ant liptukų padariau, nes vis tiek noriu kuo anksčiau viską pasidaryti, nes vėl laukia ilga diena su darbais, su maisto gamyba ir panašiai, su klientėm aš šiandien vėl prisideda čekinai, tai tiesiog noriu kuo daugiau pasidaryti iš pat ryto, dar tada sakau, dabar greitai bėgu pavalgau ir tada grįšiu atgal dar porą valandų salę, ne dėl savęs, bet dėl merginų, tai va, pravest porą trefkį, tada vėl bėgs namo ir dirbsiu. Tai va, tai iš tikrųjų, gerai, dabar čia žmonės, reikia palaukti. Kaip ir rodžiau, iš tikrųjų grįžus namo greitai išsikepsiu tą grinčo tortą, kuris yra iš mano receptų knygos, tai va, tai vienas greičiausiai padaromų jaučiu ir vienas maistingiausių iš tikrųjų pusryčių, ką gali pasidaryti labai greitai, ypač jeigu, va, kaip rodžiau tą indelį iš ryto.
pasirašai iš anksto, tai vėl viskas labai gerai gaunasi ir labai greitai. Ir atspėjau ir sulakstyti, ir pavalgyti. Ir sakau, visose šitose vlogose, ką toliau teks daryti, nes iš tikrųjų labai smagu, kad palaikymas atsiranda ir kuo jo bus daugiau, tuo daugiau galėsi daryti. Tai vat ir noriu parodyti tą realybę, nenoriu per daug vaidinti ir, nežinau, gaminti ten kažkokį tai fancy maisto, jeigu tikrai nespėju ir negaliu. Aišku, jo bus galbūt ir įvairesnio, nes tikrai yra atskaidinų, kada galiu tą suleisti, bet yra dienų, kai tiesiog bėgi. Iš tikrųjų, tos dienos yra didžiausias, yra tai, kada turi daug laiko, tai tiesiog tą ir noriu parodyti. Iš tikrųjų viskas padaroma, galima skaniai ir greitai pavalgyti, tiesiog dėl paprastumo nekeliu įvairovės, nes vis tiek skaičiuoju ir savo kaloražą, ypač dabar, kai auginu raumenukus, noriu įsitikinti, kad tikrai suvalgau pakankamai kalorijų ir pakankamai baltymų, angliavandenių, tai jeigu aš kiekvieną valgymą iš naujo skaičiuočiau, tai aš tiesiog išprotėčiau ir užtrukčiau labai daug. Tai va čia dar viena klaida merginų, kai, tarkim, bando skaičiuotis maistą, arba ne tik merginų, iš tikrųjų žmonių. Nes šitą turinį iš tikrųjų noriu kurti ne tik merginom, nes kaip supratau, labai didelis palaikymas ir šaukimai yra, tai tiesiog noriu turinį kurti visiems, nes vis dėlto sportas yra aktualus visiems ir visi šitie principai veikia visiems. Bet tiesiog galbūt dažniau merginos su šitais reikalais stragilina ir joms sunku yra valgyti maistą daugiau, arba bijo daugiau valgyti negu vaikinai. Tiesiog, kai sakau maistą, tai man yra paprasčiau ir daug lengviau surinkti tą kaloražą, kai aš tiesiog kiekvieną dieną valgau panašiai, nes kaip minėjau, jeigu keisiu kiekvieną dieną, vadinasi, man reikės daug laiko praleisti skaičiuojant, galvojant, matuojant ir jau dabar aš net iš esmės žinau, kiek ten ko reikia dėti. Tai jeigu jums sunku yra laikytis mitybos ir labai pasimeta, tai nesistengkit viską keisti iš pagrindų, tiesiog valgykit panašiai, kiekvieną dieną susidarykit kažkokį planą savaitį arba prašykit mano pagalbos ir tiesiog laikykitės to visą savaitę, tada kitą savaitę vėl iš naujo. Kažkas eina. Labai awkward šnekėti, žinokit, žiauriai awkward. Tada bus žymiai paprasčiau, kai kiekvieną kartą bus tas maistas jau iš anksto suplanuotas ir nebereikės paskutinę akimirką galvoti, oh my god, ką man suvalgyti, arba oh my god, kiek man daug liko suvalgyti angliavandenių ir nežinau, baltymų nesurinkau. Va čia didžiausia problema, jeigu sunku surinkti baltymus, man asmeniškai visiškai nesunku, man sunku jų nesuvalgyti per daug, nes aš labai mėgstu visą baltyminį maistą. Bet vėlgi, jeigu jums sunku, tai tiesiog iš ryto didelį pusryčiai, daug baltymų ir tada jau visai dieną esat pasiruošę ir nebereikės tiek daug kankintis ar galvoti ar sukti galvą dienos metu. Tai va, tokie tipsai, o dabar užteks man kalbėti, nes jaučiu, kad iš to čia nukrisnus vaikšto kaip pingvinas iš jūrų slidu ir kaip ir minėjau mano batai. Pamatos, dėl laiko. Tai va, tai susitiksim prie valgymo. Kol gaminu, paminėsiu dar vieną esminę klaidą, kuomet sportuojat ir nematot rezultato, tai tiesiog valgot per mažai. Ir man visai nesvarbu, net jeigu ir metat svorį, tikrai aš jau ir praeitam vlogą tą minėjau, maisto turi užtekti ir netgi tas deficitas, jis neturėtų būti didelis, ypač kai mes sportuojam su svoriais ir norim atsistatyti, tai valgydami daugiau mes tiesiog galim iš savęs išspausti žymiai daugiau treniruotėse ir tada rezultatas yra žymiai geresnis, kas liečia tiek riebalinio audinio tirpimą, tiek raumenukų augimą. Tai labai svarbu nepamiršti, kad tas kaloražas ir deficitas, aš net nerekomenduočiau turėti jo didesnį negu 350 kalorijų. Žodžiu, man atrodo, man net nereikėjo šito video sugreitinti, nes ir taip dirbu žiauriai greitai, aš neįsivaizduoju, kaip čia man sekas taip gerai. Valgau žalią testą, nes tai visiškai skaniu. Ir kaip aš darau, kad blynas išliktų šiltas, kol aš jį kepu ir visą šitą procesą atlieku, dedu į šiltesnę orkaitę ir ten jį laikau, kartais šiek tiek persistengiu ir lėkštėje kaista ir labai sunku yra po to laikyti ją rankose, kai aš bandau kažką nufotografuoti. Matot, kad aš skubu, aš belia kaip greit kalbu. Bet, viskas dega. Aš net nenoriu žiūrėti laikrodį, nežinau, kas tarsuosiu dar labiau. Gerai, pažiūrėjau. Turiu dar šiek tiek laiko, kažkur 10 minučių pavalgyti. Labai ko nemėgstu, tai atsakau, per skubėjimą ir valgyti, nes tada virškinimas labai sutrinka. Net su klientė, va čia užvakarą kalbėjom, kad jinai irgi dirba tą intensyvų darbą ir neturi laiko kada pavalgyti. Vis tiek sugebam, bet valgymas per skubėjimą ir per stresą visų pirma mes visiškai nesimėgaujam maistu. Kai mes nesimėgaujam maistu, virškinimas stoja ir visas tas maistas, kurį mes valgom, irgi jisai stoja ir tada labai sunku yra ir virškinimą palaikyti, aišku, sklandų ir gerai jaustis. Ir lygiai tas pats, pavyzdžiui, kodėl visi pilvo pūtimai prasideda, nes tiesiog maistas stovi ir jisai pūna pilve, tai reikia
galbūt neskamba labai skaniai, bet tokia realybė, tai tiesiog įsitikinkit, kad turit laiko, atraskit tą valandėlę savo, kada galit ramiai pavalgyti, aišku, pati, sakau, ką reikia daryti, bet nedarau pati, bet, žodžiu, jeigu tik turi galimybę, tai geriau valgyti yra be streso, kaip nors, nežinau, pasireguliuokit laiką ir va, viskas, kol kas tiek, sutepu blyną, pavalgau ir bėgu salę, nes tikrai nieko nebespėsiu. Prastai tas tortas būna daug standesnis, kaip matėt, kaip jau šiek tiek jisai išsitaškė. Vien todėl, nes labai skubėjau ir nedakepiau, tai tokie poskišiai tie sluoksniai gavosi, bet skonis nuo to neblogesnis, man asmeniškai netgi gal labiau patinka, negu aišku jisai sausesnis ir perkeptas. Tai va, tai žodžiu, greitai sudaroju visą šitą didžiulį reikalą, bėgu į salę ir susitinkam tai jau ten. Žodžiu, paprastai, kai sakau, kad vėluoju, tai dar prisimetu keletą minučių, bet dabar tikrai bijau, kad vėluosiu. Tai bėgau, o dieve, čia viskas mokėjo žaišti. Oh my god, žodžiu. Gavosi taip, kad pavalgiau. Tada įsijungiau savo YouTube'ą, pradėjau atrašinėti. Ir būsiu sąžiningas, supratau, kad per ilgai atrašinėjau. Tai va, dabar turiu realiai kelias minutės, tikiuosi šis saboras bus žalia. Nes jeigu bus žalia, tai spėsiu, jeigu bus raudona, tai man šakės. O dabar, kol treniruoju savo merginas, greitai aptarsiu dar vieną esminę klaidą, kurią labai didelė dalis žmonių daro, kuomet mes galvojam, kad daugiau sportuosim, vadinasi, rezultatas bus geresnis ir tokiu būdu mes tiesiog nepasiemam pakankamai poilsio dienų, persitreniruojam ir tie rezultatai krenta, kuomet mes dirbam labai sunkiai, tai tą aš problemą turiu ir pati, tai kas man padeda, tai tiesiog susiplanuoju, kad turėsiu galbūt šiek tiek daugiau klienčių tai dienai, kad aš ateinu į sporto salę, bet aš nesportuoju, nes tam tiesiog neturiu laiko, kitu atveju nespėčiau pasidaryti savo darbų. Tai aš tokiu būdu save priverstinai verčiu ilsėtis, tai nežinau, kas jums veikia, kas neveikia, bet tikrai, bet kuriuo atveju sportuodami daugiau tikrai neturėsit geresnio rezultato. Jį geriausiai turėsit, jeigu sportuosit optimaliai, efektyviai ir tik tai tiek, kiek reikia raumenims augti ir atsistatyti. Tai va, parėjau aš namo po visų treniruočių savo klienčių ir suprantu, kad jau realiai praktiškai yra 1 valanda dienos ir aš dar nieko nepadariau darbų atžvilgių, papildomų darbų prie kompiuterio. Tai kadangi tik ką grįžau iš Lidlo, su visiškai išsikrovęs telefoną, dabar jisai turi 2%, nes jisai buvo visiškai išsijungęs, tai aš pajungiau, nes tiesiog norėjau prieš iškraudama pirkinius parodyti jums, ką pirkau parduotuvėj, nes tikiu, kad visi šitie grocery haulai, žodžiu, apsipirkinėjimo dalykai ir maistai taip pat yra įdomus, bent jau iš jūsų komentarų taip supratau. Žodžiu, kiekvienai parduotuvėje turi tam tikrų produktų, kuriuos mėgstu pirkti specifiškai, nes sakau, esu atradus tam tikrų dalykų. Tai tiesiog grūdėta varškė, ją dedu visur ant košių, ant blynų, ant tortų ir taip toliau. Nukintas avokadas, nežinau, bus geras ar negeras, nes kartais yra toks dalykas, ypač su Lidlo avokadais, kad kartais nusipirkia ir viskas būna gerai, jie prinoksta ir būna skanus, o kartais jie tiesiog neprinoksta ir jau kai atrodo, kad prinoko, jie tiesiog supūna ir supelyja. Tai nežinau, tikiuosi atlaikys. Varškės prigrėbiau, šiaip man labiausiai patinka rokiška varškė, bet Lidle, aišku, rokiška varškės nėra, tai ėmiau tiesiog šitą liesą, nežinau, seniai bevalgiau, bebandžiau būtent šitą, tai pasižiūrėsim, ar jinai bus lygiai tokia pati minkšta, nes kai kurios būna labai vandeningos ir labai su jom yra sunku. Tai va, tai čia šitą maišę tiek dalykų, tuo jas reikės iškrauti, dar atvežu kuprinę, nes pamiršau. Žodžiu, taisiau ir kažką pritaisiau. Citrina, laimai, aš tiesiog mėgstu vandenį skanint šitais dalykais, aš visą laiką noriu rūgštumo, ypač jeigu dedu BCA, arba ne BCA, o EAA, tai man vis tiek visą laiką pritrūksta rūgštumo, nors ir naudoju Raw Nutrition Sour Gummy Flavors, arba ten būna Sour AF, žodžiu, keli yra šitie skoniai. Man vis tiek trūksta rūgštumo, tai aš tiesiog papildomai įdedu citrinos ir plius tas yra gerai virškinimo sistemai, tada braškės šaldytos, kurios jau tuoj bus nebe tokios šaldytos, o tiesiog ištižę, tikiuosi bus geras, nes kartais, kai nusipirkti, nes būna tokios jau atrodo buvo atitirpusios ir vėl ištirpintos ir tas toksai
sniegas ant jų pasidarė, žodžiu, nebelabai vartojamas. Dar vienas pakelis varškės, nes jos valgau labai daug visom formom. Ir kiaušinių supratau, kad reikia man visą laiką pirkti tiesiog L dydžio, nes kai pirkdavau M, atrodo, kad jų neužtenka, nors ir kaina mažesnė, bet kažkaip visiškai neapsimoka. Tai aš tiesiog, kadangi daug naudoju kiaušinio baltymų, pačių kiaušinių taip pat, tai tiesiog L dydžio pasiėmiau. Va, toks mini grocery haulas, dabar dedu krauti telefoną, nes jį vėl išsijungs. Pavalgau ir darbuojas, o su jumis susitiksiu jau kažkur vėliau. Labai keistai atrodo, kad šitos laikau, bet žodžiu. Aš irgi galiu kažkur čia numesti, ne? Gali tenais, ar čia, ar ne, Gerai. mums reikia dėti visi visą. Ką grįžau iš Klajumo mini Contribui podcast'o, kurį įrašėm kartu, tai paliksiu linkus, jeigu jau viskas yra išleista apačioje, galite paklausyti. Aišku, reikės jums būti jo Contribui, nes čia nėra nemokamas turinys, bet buvo visai smagu, buvo visai šiokia tokia terapija. Tai šiaip, sakau, norėčiau daryti daugiau ir planuoju daryti daugiau, kadangi esu Lietuvoj, tai ir su lietuvišku turiniu, nes, kaip ir sakiau, ilgą laiką keliavau ir viskas pas mane yra angliškai, tai prie to vis tiek lieku, nes bet kokiu atveju turiu nemažai sekėjų ir visoje Europoje, ir Amerikoje, tai tiesiog bandau viską derinti. Vieną klaidą, labai dažną klaidą, kodėl rezultatų mes nepasiekiam, tai pernelyg kliaunamės kardio treniruotė. Kardio treniruotės yra gerai šiek tiek sudeginti energijos, papildomų kalorijų, galbūt greičiau numesti svorio, bet kuomet mes persistengiam, kenčia ir mūsų svorių treniruotės, ir atsistatymas, tada aišku sulėtėja ir riebalų tirpimo procesas, žodžiu, viskas užsisuka ir atrodo, kad mes darom labai daug, labai stengiamės, labai esam pavargę, išsekę ir nematom rezultatų. Būtent todėl reikia visą mūsų treniruočių struktūrą susidėlioti tinkamai, kas reiškia, kad prioritetas vis dėlto vis tiek yra svorio treniruotėm, kardio jisai turi būti ir gali būti ir jis yra naudingas, kuomet mes nepersistengiam. Taip, kad reikia labai protingai visą šitą dėliotis ir aš puikiai suprantu. Aš lygiai ten pat buvau. Man irgi atrodė, kad kuo aš daugiau vaikščiosiu, kuo aš daugiau darysiu kardio, tuo aš greičiau pasieksiu rezultato. Bet tiesiog ateina toks momentas, kai pradedam deginti raumenį, nebeatsistatom, nebemiegam normaliai, nervų sistema pervargsta, žodžiu. Ir viskas, kaip ir minėjau, užsisuka į tokį ratą, iš kurio išeiti labai sunku. Ir netgi kartais būna baisu, nes atrodo, aš tiek daug darau ir jau dabar rezultatai nejuda prieki, kas bus, jeigu aš nustosiu ir sumažinsiu krūvį, tai ką aš tiesiog regresuosiu, dar sparčiau atrodo, bet iš tikrųjų tikrai ne, kaip tik pradėsit progresuoti, atsistatę ir jaučiantis gerai, miegant pakankamai, aišku, tai va, tas labai svarbu ir tikrai nedarykit šitos baisios klaidos, kurią labai lengva iš tikrųjų padaryti. Ir sakau, aš ją dariau ilgą laiką pati. Mes dvynės, man. O dabar, kalbant apie papildus, tikrai žinau, kad įdomu, ką vartoju ir iš tikrųjų papildų vartoju pakankamai nemažai. Man pasisekė, nes jau ilgą laiką metai iš metų dirbam tiek su Raw Nutrition, tiek su Revive MD. Raw Nutrition yra tiesiog sportiniai papildai, o Revive Nutrition yra vitaminai, įvairiausi irgi sportiniai papildai, bet daugiau vitaminai. Žodžiu, tai parodysiu šiek tiek, ką užsisakiau šiam mėnesiui ir aišku, dar merginom užsakiau savo, nes kai kurios mano klientis irgi labai pamėgusios Raw Nutrition, tai kadangi jie siunčia iš Amerikos, tai tiesiog kartais patogiau daryti didesnį užsakymą. Bet, žodžiu, prieš pradėdama dar pasakysiu kitą klaidą, kurią dažnai darom ir tikimės geriausio rezultato, tai taip, papildai gali padėti siekti rezultato, bet vien jais kliautis tikrai nereikėtų, nes jeigu visą savo darbą nurašot papildams, išgersiu tabletę, numesiu svorio, taip tikrai nebus, reikia tikrai dėti darbo ir nesikliauti vien tik tai papildais, bet jeigu mes sportuojam, žiūrim mitybą, stengiamės ir dirbam, tai papildai tikrai gali padėti. Tai manau, kad tą žinot, nereikia sakyti man, bet tiesiog norėjau pabrėžti, kad jeigu šiam video kalbam apie klaidas,
Tai manau, kad tikrai būtų verta paminėti. Žodžiu, tai ką aš dabar užsisakiau, tai elektrolitai. Elektrolitai labai svarbu atsistatymui. Aišku, hydration, nežinau kaip lietuviškai išverst, kūno hidracijai, drėkinimui. Žodžiu, kad netrūktų skysčių, kitaip tariant. Amino rūgštis, EAA. Čia yra EAA+, tai čia yra tiesiog amino rūgštis, o čia bėgant, skubant, kad nereikėtų atskirai gerti amino rūgščių ir elektrolitų. Čia yra jau elektrolitai ir amino rūgštis, tai jos vartoja kiekvieną kartą, kai einu sportuoti. Tada pre-workoutas, teveč, šitas vienas geriausias, kokį esu bandžius. Ir man jis labai gerai veikia ir paprastai visos dienos metu po treniruotės nebūna jokių krašų, žodžiu, gerai jaučiuosi, turiu energijos, netgi mąstymas atrodo švaresnis. Jo, kofeino irgi čia nėra max, man atrodo per vieną skupą turėtų būti apie 200 mg, kas visiškai normali dozė, nes labai nemėgstu pre-workoutų, kur būna privaryta, nežinau, per skupą 400 mg, mačiau netgi 500, kas iš vis yra arkliška dozė ir čia aplamai tiek nerekomenduojama vartoti. Patys geriausi, visi mano blynai, viskas yra būtent su šitais ir jie iškepa labai skaniai, tekstūra labai gera, žodžiu, jie tika tiek su pienu, tiek su vandeniu, skanu gerti, tiek, atsakau, visokius kepinius su košės. Tai čia už šį kartą užsisakiau obuolių pyrago skonio, dar šitas kosmiškai skanus, čia šitas cinamoninis, žodžiu, irgi labai mėgstu visokius kepsiukus tiek, dar citrinų torto ir kas čia dar, ir kokosinį pina koladą, žodžiu, irgi. Super, šitas toks gaivus, šitas labiau su rūgštele, tai atsakau, irgi labiau toks į kepinius, kai norisi viskotis gerūkščio. Glutaminas irgi geriu dėl virškinimo, jis aplamai gerai ir imunitetui, miegui netgi iš tikrųjų gerai, pastebėjau, kad kai geriu prieš miegą. Kiek žinau, jis turėtų padėti gamintis, man atrodo, gabai, jeigu neklystu, ir tas tikrai padeda su miegu. Tada grybų kompleksas, šitas šokoladinis skonis, tiesiog aš taip mėgstu įgerti rytais, atrodo, kad geriu karštą šokoladą. Tada, aišku, kolagenas, ragam kanopom, miego papildas, įsilypo, tada dar vienas glutaminas, nes jo labai daug vartoju iš tikrųjų. Tada gliukozai, čia, žodžiu, su didesniais mylais, kuomet daugiau vartojam angliavandenių, tai kaip ir padeda virškinimui, reguliuoja šiek tiek cukraus lygį kraujyje. Iš esmės kartais galima gerti tiesiog barbariną, nes čia barbarinas yra įdėtas, bet čia dar daug pasakiau sudedamųjų dalių, dar virškinimui, kur papildomai visokių fermentų. Tada, virškinimui atskirai šitas irgi. Iš tikrųjų, čia rašom, man atrodo, tik tai vieną kapsulę per dieną, aš naudoju 2. Ir kadangi dabar keliu kollažą ir valgau daug, man tas tikrai labai padeda suvirškinti maistą, ypač kai baltymai yra aukšti, baltymų pasisavinimui pajaučiau didelį skirtumą, nes nebepučia tai pilvo. Tai tiek su vitaminais, su papildais, dabar viską turiu sukrauti, dar klientėm išsiųsti tos proteinų, žodžiu. Ir viskas, tai dabar eisiu pasigaminsiu maistą ir su jumis susitiksim jau kitam kadre su kita klaida, kurią greičiausiai darot ir net nežinot, ką daro. Sakant, video baigėsi, daugiau jokių klaidų nebus, bent jau šiame, bet jeigu turit prašymų, palikit komentaruose tiek temas, tiek ką norėtumėt, kad aptarčiau kitam video. Ir ačiū už palaikymą, susitinkam jau sekančiam kitą savaitę.